Altera procedūra tai yra visiška naujovė Lietuvoje, tačiau nėra naujovė visame pasaulyje, kurią yra pamėgę tiek ir įžymybės, tiek žmonės prisižiūrintys ir norintys turėti kokybišką odą. Tai yra aukštai fokusuota ultragarso procedūra, kuomet pasiekiamas veido liftingas, tai yra veido karkaso formavimas. Ir Lietuvoje tai yra kol kas vienintelė procedūra būtent R-Estetik klinikoje. Aš savo veidą atiduodu profesionalams ir R-Estetik vienareikšmiškai ir dar kartą R-Estetik, nes tai yra vieni geriausių ir pirmiausių inovacinių lyderiai Lietuvoje. Tai Altera procedūros metu aukštai fokusuotas ultragarsas termalinėmis mikrozonomis veikia tam tikras zonas, kurias mes norim jauninti ir sukelti giliųjų audinių patempimą. Tai vadinasi, ultragarsas praeina nepažeisdamas odos paviršiaus epidermį, dermą ir veikia poodinį riebalinį audinį, kuris irgi su amžiumi sensta, jį kompaktizuoja ir patempia SMAS membraną. SMAS tai yra paviršinės aponeurotinės sistemos, būtent patempimas. Šiame lygyje dirba ir plastikos chirurgai, norėdami patempti ir kontūruoti veidą. Tai yra tikrai naujovė, kadangi galima atitolinti plastinę operaciją, atrodyti gerai iš karto procedūros metu ir po procedūros tas efektas pradeda stiprėti iš karto, jaučiamas liftingas, kuris tęsiasi 3, 6, 9 mėnesius po procedūros. Tai efektas yra labai natūralus, nepakeičia visiškai veido bruožų, tiesiog tas laikrodukas sukasi atgal ir mes matom gražų iškontūruotą veido odą. Kas man buvo labai aktualu, buvo ryškiasi trečiosios dalies karkaso patempimas, tai yra šitos liftinginis dalykas. Nes aš skaitau, kad moteris su amžiumi visas veidas šiek tiek yra pakretantis. Ką galima pasiekti su šia procedūra? Tai galima kontūruoti skruostus, mažinti pagurklę, sumažinti maliarinius maišelius, kas yra labai efektyvu ir praktiškai nėra jokios kitos alternatyvios procedūros, būtent žmonėm, kurie atsikelia paburkusiais pakiais, vandeningais maišais ir neturi kur kreiptis. Taip pat yra pakeliama akių viršutinių vokų linija, kontūruojamas žandikaulis ir galima jauninti taip pat kaklą, dekoltės sritį, plaštakų, pilvo odą, visur, kur mes turime suglebusią odą ir nebeturime ką su ją daryti. Procedūra yra visiškai saugi, yra patvirtinta FDA ir Altera yra vienintelis originalas iš aukštai fokusuoto ultragarso procedūrų, nes HIFU procedūrų yra begalė, tačiau Altera arba Alterapy yra vienintelė procedūra pasaulyje ir iki šiol laikoma aukso standartų būtent giliųjų audinių patempime. Kaip neapsigauti su klastotėmis, nes jų yra be galo daug ir Altera yra labiausiai plagijuojamas prietaisas pasaulyje. Tai yra vienintelė sistema, kuri turi Deep Sea vizualizacijos režimą. Žodžiu, mes turime ekraną, į kurį žiūrime ir matome visas kraujagyslės, nervus praeinančius. Tai reiškia, procedūrą gali atlikti taip gydytojas, giliai išmanantis topografinę anatomiją, tam, kad jis įveiktų tik tas struktūras, kurios yra reikalingos ir apeitų kraujagyslės nervus, kuriuos negalima pažeisti, o tuo tarpu kitos sistemos HIFU tokios vizualizacijos sistemos neturi. Todėl efektas bus tikėtinas toks, koks yra nustatytas gydymo terapijos tikslais. Prieš procedūrą visuomet mes įvertiname kiekvieną pacientą individualiai, tai atliekama kiekvienam žmogui echoskopija ir įvertinamos terapinės zonos, kurias mes norime veikti. Tai procedūros metu yra naudojami skirtingi antgaliai ir kiekvienas antgalis turi savo paskirtį. Ar tai mes kompaktizuosim riebalinį audinį, kurio yra per daug, ar mes tempsim suglebusią odą, galbūt modeliuosime viską kartu, bet tie pokyčiai tikrai bus labai natūralūs ir tiesiog žmogus grįžta į savo veidą, tačiau 10 metų maždaug atgal galima tikėtis net tokio rezultato. Rezultatas tęsiasi maždaug iki 2-3 metų, tačiau pagal poreikį galima kartoti anksčiausiai po metų, norint dar stipresnio efekto. Po procedūrinis periodas yra praktiškai nėra jisai visiškai išreikštas, gali 4-5 dieną labai retai atsirasti mėlynės, tačiau daugeliu atveju žmogus iš karto po procedūros gali grįžti prie įprastos veiklos ir nematyti nei kažkokių odos pažeidimų, nei tam tikrų patinimų. Dėl to pacientai labai mėgsta šią procedūrą, niekas negali įtarti, kodėl yra tokie akivaizdūs pokyčiai ir dažnai šitą procedūrą atveja vieną po kito draugių draugės, dėl to, kad jos pradeda stebėtis, kaip per tokį trumpą laiką žmogus atjaunėjo ir grįžo į tokią gražią išvaizdą, kokią jisai turėjo tik jaunystėje. Man labai didelį įspūdį padarė, sudariusi tikrai ne vieną lazerinę procedūrą ir galėčiau pasakyti, kad tokio greito efekto šiandienai aš net buvau sulaukus nei iš vienos procedūros, kurios sulaukiu iš Altera.